Nežinau, gal dėl to, kad nebuvo Simo, Tautvydo iš pradžių, o paskui gal buvom tiesiog nusteikę, kad jie bus silpnesni, bet tai nepasirodė. Jo, ne, jie iš tikrųjų turi traumas ir treneris galvoja, kad šitie silpnesni varžovai yra, dėl to patausojo. Ar norėtų laimėti šitas rungtynes? Tai, jo, bet vis tiek norėsiu užbaigti turnyrą pergalę, dėl to norėjau laimėti. Esi turbūt paskutiniausias šiame turnyre žaidėjas, bet jau vienas iš jauniausių. Kaip jautiesi, kad vyresnis? Nežinau, gerai jaučiu. Šiaip esu pripratęs, nes visada beveik žaidžiu prieš vyresnį. Normaliai. Kaip vertinate komandos pasirodymą ir savo asmeninį pasirodymą? Komandos pasirodymą gal tiesiog geras, neblogas. Kad gaila, kad pralošėm tada prieš FNP, bet normaliai, o savo tai vertinu gerai, nes galvojau bus blogiau. Ar sulaukia kokio nors agento sąmonės domėjimo arba prie kartelės? Ne, kol kas nesulaukiu. Ir kaip manai, kas finale laimės? Man atrodo Barcelona. Ne, kažką.